Labas vakaras, čia Povilas Šklėrius, skaito poeziją, su Paul Nevermind parinkta muzika, laida Liūdesys iš Start FM studijos. Ir dabar atėjo laikas, kai skaitysiu mėgstamo švedų rašytojo Bruno K. Oerio eilėraščius. Ilgas budėjimas. Kažkada turėjau bokštą. Turėjau tavo nuotrauką, turėjau langą į pasaulį, turėjau kitą šviesų ir gražų. Kažkada turėjau daug daiktų, turėjau baltus batus ir alyvinės grindis, turėjau durklą ir juodą pieštuką akims, turėjau kėdę su šalta atkalte, turėjau daugel dalykų, bet geidžiau daugiau. Aš geidžiau alkoholio, geidžiau žaibo virš miesto, geidžiau tavo prakasto obuolio, geidžiau savęs, geidžiau žaizdos tavo šlaunyse, iš kurios virto pūliuojanti kino teatro tamsa. Kažkada turėjau bokštą, turėjau tavo nuotrauką, turėjau langą į pasaulį, turėjau ką mylėti. Kažkada aš mačiau ateitį, regėjau, kas turi įvykti. Aš mačiau 3 sakalus apleidžiančius dangų. Aš mačiau 3 sakalus apleidžiančius dangų. Aš mačiau 3 sakalus apleidžiančius dangų. Švieži pėdsakai, lopšinė. Aš laukinis žvėris. Mane nesunku surasti žiemą nuo sausio ligi gruodžio. Švieži pėdsakai nuo 12 ligi 12. Aš spaudžiu tavo akis. Noriu vidun, aš noriu vidun. Jau atsikandau skurdžių. Atsikandau turčių ir dar blogesnių. Noriu vidun. Nenoriu būti deimantas made in Hong Kong. Noriu vidun. Nenoriu būti mento patrankos duslintuvas. Aš spaudžiu tavo akis. Noriu vidun, aš noriu vidun. Atsikandau meilės, atsikandau neapykantos ir dar blogiau. Noriu vidun, nenoriu minoro. Noriu vidun, aš nenoriu būti nuo kaklų susidėvėjęs pasaitėlis. Aš spaudžiu tavo akis. Noriu vidun, aš noriu vidun. Noriu duoti sniegui visą, kas krinta. Noriu duoti namams miegamuosius. Noriu duoti vaiduoklį šmėklai. Aš spaudžiu tavo akis. Noriu vidun. Aš noriu vidun. Tu nesunkiai surandamas. Žiemą nuo sausio ligi gruodžio. Švieži pėdsakai nuo 12 ligi 12. Mes palikdavome kiekvieną pokylį paskutinieji. Ir mes neturėjom nieko, vien jaunus veidus. Pasaulis buvo ligotas, įkalintas prieš 1000 metų, raudonas neonas krito žarijom, išniokščiančias juodas gatves. Ir aš nežinau, ko buvo tai verta ir kas iš to liko. Bet visą tai persmelkė mūsų rūbus. Tai nusėdo mūsų plaukuose. Ir mes nebegrįžom namo. Tai melas, jog mes sugrįžom namo. Mes niekad namo nepareisim, ne vienas iš mūsų.
Vieniši eina ten, kur visi vieniši išėjo. Vieniši eina ten, kur visi vieniši išėjo. Sužeisti namai ieško globos, jie paguldomi mano akysna. Sužeisti namai ieško globos. Sužeistos pelės ieško globos, jos paguldomos mano akysna, gydomos. Sužeistos pelės ieško globos. Sužeistos tarnaitės ieško globos, jos paguldomos mano akysna, gydomos. Sužeistos tarnaitės ieško globos, jos paguldomos mano akysna, gydomos. Ir visi vieniši eina ten, kur visi vieniši išėjo. Ir visi vieniši eina ten, kur visi vieniši išėjo. Primenu, kad skaitau Bruno K. Oirio eilėraščius ir dabar yra jo eilėraštis mano paskutinės eilės apie Paryžių. Paslikas kažkokiame viešbutyje, kelintą sykį iš eilės. Už lango lapkritis, lietus pramaišiui su sniegu ir 16 metalinių pakabų rūbų spintoje. Kad suvokčiau, jog šitas miestas man nieko daugiau nebereiškia. Kad suvokčiau, jog šitas miestas man nieko daugiau nebereiškia. Paryžiau, kasgi iš tikrųjų nutiko? Paryžiau, ar gali man paaiškinti, kodėl kaip įbesas man Parnaso kapinėse skaičiu antkapio užrašą? Mano trūnėsiai skleis daugiau šilumos negu jūsų gyvenimas. Mano trūnėsiai skleis daugiau šilumos negu jūsų gyvenimas. Piešinys. Ligotos ir vienišos sielos tykodavo manęs baruose, prieš pat užsidarant ir tikėjo, kad aš įstengsiu klausytis jų pasakojimų. Jie rodė iškėlę gyvenimus be jokių paauksamų, vien blankus piešinys, gulėjęs per ilgai lietuje. Taip ir nesuvokiau, ko jie iš manęs tikisi, ko jie siekia. Sėdėdavau per naktį, žemės rutuliui skriejant ratu. Sėdėdavau ir klausydavausi, žiūrėdamas jiems į akis, prisidegdamas, sakiau žvilgsnių dūmą, skaičiuodamas dygsnius, tamsiame dangaus audekle, besileidžiančiame ant mūsų galvų. Dabar vienas mano mėgstamiausių Bruno K. Oirio eilėraščių beprasmiškas karštis. Kam svarbu, kuris mūsų mirė arba kaip aš žudžiau savo karalių? Tu manęs nebeatmeni, mes supomės iš ilgai žemės, sapnuojančios kraują. Pirmąsyk pamačiau tave, kai tu išnirai iš paveikslo, tampriai suveržiai gėlėmis mano galvą, lyg mano galva būtų žemė, galinti rūpintis gėlėmis tik sezono metu. Tas beprasmiškas karštis ir ta visa beprasmybė
Aš atveriau rūsį savajame kūne, vėsų baltą rūsį su raudono stiklo paslaptimis. Tu tikrai kažką man davei. Aš nemeluoju apie tokius dalykus. Aš sakau, net liūdesys turi rankas, apglėbiančias tave, visiškai nepagydoma šiame pasaulyje, kurio tau taip ir nešovė į galvą sutrypti. Ir paskutinis eilėraštis šį vakarą, ačiū Pauliu, kad mane pakvietė, tai yra Povilui, atsiprašau. Priminsiu, kad skaičiau Bruną Kaoerį ir paskutinis eilėraštis net jei viskas pasibaigė. Jau seniai aš čia apsistojęs, apžiūrinėjau gatves. Europos saulėlydžio bangos baigia nuliešti miestą, plūsta tolyn per mane, kol nuodai veikia. Aš įpratęs prie žvėriško alkio, aš šitą išmanau apie požemių pėdsakus žymėtų žibuoklėmis ir aš alkstu teisybės, garbingo žaidimo, aš alkstu prarajos, tikrumo ir aš žinau, jog ir tu alksti, net jei viskas pasibaigė, nesibaigė niekas. Geležinkelio stotys, lietūs, mano gyvenimo galios. Aš sutikau save, uždėjau ranką savo ant peties. Žinojau, kad mes daugiau nei pakankamai laukiam. Ir aš jau žinojau, kaip atrakinamos paslaptys.